Sveiki krepšinio gerbėjai, esu komentatorius Vaidas Čeponis. Na ir ką, šią savaitę vėl mūsų laukia krūva intriguojančių rungtynių. Na, pasikelsiu savo uodegą, pasigirsiu, praėjusią savaitę atspėjau abi Žalgirio pergalės. Žodžiu, tobulėjau kaip ant mielių, stengsiuosi ir vėl jūsų nenuvilti. O jūs nepamirškite prenumeruoti mano YouTube kanalo, spausti laikus, kas neprenumeruos, baigsis tiem liūdnai. Kovo 28 dieną, ketvirtadienį, įdomus mačas vyks Panevėžyje, kur vietos 7bet Lietkabelis priims Vilniaus Rytą. Neseniai komandos tarpusavėje grūmėsi Karaliaus Mindaugo taurės turnyro pusfinalėje ir tada kiek netikėtai triumfavo panevėžiečiai. Tačiau, aišku, Rytas irgi turi labai stiprių kozirių, dabar komanda turėtų būti ant bangos. Rytas nukovė principinį varžovą Vilniaus Vilkus. Na, panevėžiečių pusėje, aišku, yra patirtis, turi daugiau patyrusių krepšininkų Panevėžio komanda, bet Rytas yra jaunesnė, greitesnė, atletiškesnė komanda. Nežinia, ar 7bet Lietkabeliui galės padėti ir Džordžia Gagičius, pastaruoju metu negalėjo rungtyniauti ir Dovis Bičkauskis, ir Rytas be Margirio Normanto kol kas verčiasi. Ir ši dvikova super svarbi bus panevėžiečiams, kurie siekia užimti bent ketvirtąją vietą reguliariajame sezone, gali pakilti net ir iki trečiosios. Vis dėlto manau, kad dabar geresnės sportinės formos yra vilniečiai, kurie nugalės varžovus, na, maždaug 6, 7, 8 taškų skirtumų. Na, tą patį ketvirtadienį Žalgirio mūšis Eurolygoje namie prieš Milano Armanį. Pralaimėję žalgiriečiai netektų net ir teorinių šansų patekti į krintamąsias varžybas, todėl tai bus mirk arba gyvenk rungtynėse. Abi komandos grįžo į pergalių kelią, laimėjo ir viena ir kita dabar 2 kartus iš eilės. Ir sakyčiau, jog Armani Žalgiriui yra paranki komanda. Kodėl? Dėl to, kad tai nėra labai atletiška ekipa. Tokios pat buvo Virtus Baskonija, kurias įveikė žalgiriečiai. Na, o Milano dizainerius kauniečiai paklubdė ir taip pat Italijoje. Ir šį kartą nebejoju Žalgirio sėkme, svarbu bent šiek tiek užmauti apynasrį priešininkų lyderiams. Tai yra Nikola Mirotičiui ir Šeivanui Šilcui. Dažniausiai kamuolys būna jų rankose. Manau, kad jie turėtų įmesti apie 20 taškų, tačiau kitus žaidėjus, tikiuosi, kauniečiai uždarys. Na ir tikrai gera naujiena, kad, galime sakyti, iš numirusių prisikėlė Kevariusas Heisas, kuris blizgėjo tose abiejose rungtynėse su Virtus ir Baskonija. Evansas sunkiai sulaikomas, taigi Žalgirio pergalė 10 ar 12 taškų persvara. Kovo 30 dieną dėmesio vertas mačas Lietuvos krepšinio lygoje. Vilniaus Wolves priims Utenos Juventus komandą. Šios ekipos taip pat 7bet Lietkabelis ir kovoja dėl 3 ar 4 vietos reguliariajame sezone. Manau, turės tikrai motyvacijos abi ekipos, kurių žaidimas pastaruoju metu banguoja. Vilkai įspūdingų stiliumi įveikė panevėžiečius, bet ketvirtajame kėlinyje subirėjo visiškai su Vilniaus Rytu, praleido 99 taškus. Tai net keletas Vilkų žaidėjų tikrai yra prastos fizinės formos, blogos fizinės kondicijos, na, bet Juve irgi per daug neblizga, labai skausmingai, netikėtai Juve pasitraukė iš Šiaurės Europos krepšinio lygos, kai pralaimėjo kukliam Belgijos Liežo klubui ir nepateko į finalo ketvertą. Prisiminkime, šį sezoną Juve namie Vilkus buvo sudorojusi net 28 taškų skirtumų. Tačiau prabėgo nemažai laiko, spėju, kad Vilkai sureaguos į tą pralaimėjimą Rytui ir savo žiūrovų akivaizdoje pranoks Utenos klubą maždaug 15 taškų skirtumų. Ir balandžio 1 dieną, Melagio dieną, Panevėžyje ietis sukryžiuos vietos 7bet Lietkabelis ir Kauno Žalgiris komandos. Ne per seniausiai tarpusavėje grūmėsi
Karaliaus Mindaugo taurės turnyro finale, tada pavargę atrodė panevėžiečiai po pusfinalio dvikovos su Rytu ir nesugebėjo mesti rimtesnio iššūkio Žalgiriui. Šį kartą manau, kad Panevėžio komanda turėtų rimčiau kibti į atlapus žalgiriečiams, kurie vis dar kovoja Eurolygoje. Visas pagrindinis dėmesys Žalgirio dėl to yra Eurolygoje. Ir gal kiek ir nuovargį jaus žalgiriečiai po mačo su Milano Armani sunku pasakyti, bet šį kartą jaučiu, kad gali būti apylygės rungtynės, bent 3 ar 3,5 kėlinio. Daug kas aišku priklausys, ar žais Gagičius ir kokia bus jo fizinė forma. Žalgiriui reikia pergalės, užsitikrinti kuo greičiau pirmą vietą reguliariajame sezone. Ir Žalgiris be abejonės galingesnė komanda ir vis dėlto manau, kad gali ir smarvės pritrūkti panevėžiečiams mačo pabaigoje. Žalgirio pergalė apie 10 taškų skirtumą. Taigi tai buvo mano komentatoriaus Vaido Čeponio rungtynių analizė ir prognozės. Linkiu visiems kuo didžiausios sėkmės. Sveikinu su artėjančia vyrų diena, tai yra šventomis Velykomis. Svarbiausia, nepamažinkite kiaušinių. Iki.